Kiekvienam žmogui grįžta bumerangas. Žmogus gyvena būtent toje šalyje, kur jam reikia gauti savo bumerangą. Yra būtent taip. Jei žmogus atidirbo savo bumerangą, jam susidėlioja situacija iš aukščiau taip, kad jis keičia šalį, darbą, vietos padėtį, situaciją, atidaro savo biznį ir pradeda gyventi naujai. Viskas ne šiaip sau. Pagreitintoje laiko tėkmėje kiekvienas gauna savo. Visi tie žmonės, kurie įgyvendina vienokius ar kitokius procesus žmonijai, tie, kurie turėtų vystyti žmoniją, daro viską atvirkščiai. Jei tik jie galėtų pažvelgti į savo netolimą ateitį ir pamatyti, koks bumerangas jų laukia, jie atsisakytų visų tų milijonų ir milijardų žalių popierėlių ir suvoktų savo gyvenimą. Tačiau dauguma tokių žmonių jau net nesugeba to padaryti. Jų smegenys ir protas taip degradavo ir apnuodytas įvairiomis priemonėmis, kad jie nesugeba to padaryti. Jie jau numirė, nors dar juda, vaikšto, skraido, važinėja, kažką šneka šioje žemėje. Senas pasaulis juda į nebūtį. Žmonės, kurie gyvena nesąmoningus, neišvystytus, paklydimų kupinus gyvenimus, palieka šią erdvę. Jie palieka šį gyvenimą, kadangi cigaretės, alkoholis jiems sveikatos neprideda. Laiko tėkmė tapo greitesnė ir žmonių, kančių, ligų, sunkumų procesai įgijo pagreitį. Tokiu būdu planetoje žmonių liks vis mažiau ir mažiau. Šį pasaulį paliks tie žmonės, kurie atsisakė dirbti su savimi, atsisakė užduoti klausimus, kas vyksta, kaip galima būtų adaptuotis naujai būsenai ir kokia tai būsena. Tai tie, kurie atsisakė mokytis ir būti žmonėmis, atsisakė evoliucionuoti. Meilė tai aukščiausia vibracija ir būsena, kuri atlaisvina ir apvalo erdvę, žmogaus sielą ir jo gyvenimą. Mylėti tyrai, ką tai reiškia, mano mylėjai. Mylėti reiškia priimti žmonės tokius, kokie jie yra. Nežiūrint į jų ydas, visgi stengtis padėti jų sieloms bei juos mylėti. Nesmerkti, bet mylėti, kadangi meilė nuliuoja visas destruktyves griaunančias programas. Mano mylėjai, gyvenimą kūrė kūrėjas ir jam jis priklauso. Tas, kas tarnauja gyvenimui, gėriui, šviesai ir meiliai, to neįmanoma nužudyti ir sunaikinti. Net jei mirs jo fizinis, biologinis kūnas, tai nereiškia, kad tai mirtis. Sakyčiau atvirkščiai, žmonės palikę fizinį biologinį kūną ir išsilaisvinę nuo šio beprotiško siaubingo pasaulio be galo džiaugiasi dieviškos šviesos būsena. Jie atsikvėpė ir labai laimingi, jog pagaliau sugrįžo į savo prigimtinę nuostabią būseną. Tokie žmonės, tokie mokytojai gauna meilės, šviesos, gėrio apdovanojimą nuo tų sielų, kurioms jie dovanojo tą patį. Tai tokia didelė aukščiausia energija, tokia euforija ir laimė. Tai būsena, kai tu esi amžinoje meilėje. Tu džiaugiesi ir mėgaujies tuo amžinybėje. Mano mėlieji, aš noriu palinkėti jums šviesos jūsų sielose, meilės, atleidimo, jūsų bumerango supratimo ir viso to, kas vyksta jūsų gyvenime. Prisiminkite, kad laiko neliko. Atėjo laikas teisingai veikti. Sėkmės jums.